ir geležinkelių inžineriją susidurime su krūva stereotipų. Daug kam atrodo, kad kelininkas tai tiesiog žmogus oranžinė liemene, arba kad mergina čia neturi savo vietos. Bet mitai kyla iš nežinojimo, o mes čia esame tam, kad juos sugriautume. Apie ką mes? Apie kelių ir geležinkelių inžineriją. O pradėsim nuo projektavimo. Tai yra inžinerinė mintis. Tai yra vienas iš pirmų pradinių, pagrindinių etapų. Man asmeniškai labiausiai patinka šitam darbe ieškoti atsakymų į projektavimo metu kylančius klausimus ir juos visus tarpusavį sujungti ir atgauti geriausią rezultatą šiai dienai. Statybos visiems atrodo toks paprastas dalykas, bet iš tikrųjų jos žiauriai patobulėjo per paskutinius metus. Bet kad tą suprasti, reikia atvaryti ir viską pamatyti pačiam. Technika pas mus yra buldozeriai, autogreideriai, ekskavatoriai, kurie turi skaitmeninę įrangą. Į jos skaitmeną yra įvedami duomenys ir mechanizmai dirba beveik be pagalbos darbininkų. Kiekvieną žiemą pasipila žinios ir postai, kad žiema kelininkus užklupo netikėtai. Bet jau nebe šiais laikais. Kelininkai turi prisistatę didžiulių IT centrų, kamerų keliuose, jie viską fiksuoja, mato ir su jų pagalba jie gali viską momentaliai pranešti Lietuvos žmonėms. Valstybinis Lietuvos automobilių kelių ūkis yra didžiulis – 21 000 kilometrų kelių. Kas tikrai yra naujovės, tai visa infrastruktūra, kuri skirta vairuotojų patogumui, saugumui ir eismo valdymui. Tai vadinamos intelektinės transporto sistemos. Tai ir besikeičiančios informacijos kelio ženklai, ir mobiliosios aplikacijos telefone, ir sąveika automobilio su keliu ir visa eilė dalykų, kurie labai sparčiai ateina į tą gyvenimą ir žmonės nori jais naudotis. Kai vasara plus 30, o žiemą minus 30, Lietuvoje labiausiai liūdi keliai. Temperatūros pokyčiai labai alina kelius, todėl juos reikia ne tik nutiesti, bet ir amžinai prižiūrėti. Tai daro atitinkami specialistai. Kelių ir transporto tyrimų institutas matuoja ir tyria valstybinės reikšmės kelius Lietuvos. Kelių tyrimams atlikti naudojam mobilias laboratorijas, nuvažiuojam į kelius, išmatuojam visą tinklą ar dalį tinklo ir surenkam duomenis apie kelių būklę. Parenkam remontuotinus kelių ruožus ir pateikiam juos remontuoti. Dabar visi nori būti verslininkai, bet gal nieks nenori būti mokslininkais, kad ir kelių srityje. Mokslininko ar tyrinėtojo darbas taip pat yra be galo įdomus. Ten gali dirbti su įvairia naujausia įranga, inovacijomis ir taip padėti Lietuvos keliams tapti dar geresniais. Institute labai didelį dėmesį skiriam naujovėm. Iš tikrųjų, kiekvienais metais ateina nauji produktai, naujos technologijos ir galima paminėti tokius dalykus kaip labai stipri ilgaamžė infrastruktūra, stiprus asfaltai, specialūs betonai, kurie valo teršalus, CO2 emisijas, taipogi eismo saugumo sprendimai, triukšmo valdymas įvairiom priemonėm, kurios gali būti prie kelio ir kurios gali būti ant kelio. Mokslas ir inžinerija, kurią mes labiau pastebėm realiam pasaulyje, yra viena šalia kito ir mes tengiamės, kad mūsų institute neatitoltų tiek fundamentaliai dalykai, tiek realus pasaulis, kurį mes kiekvieną dieną turime gyventi, kuriame. Tikimės, kad atsakėm bent į dalį klausimų. Jeigu visgi nepatenkinam tavo smalsumo, daugiau ieškok čia. Iki susitikimo rudenį. Čiau.